greita apžvalga, bičiuliai, kadangi tik tokas kažką grybauja, 3 minutės beleidžia daryti. Tai Buick Encoras 2019 metų 10 mėnesio. Tai galime sakyti, kad 20 metai. 1,4 litro, 103 kW benzinas. Balta graži spalvytė. Pats automobilis tvarkingas labai. Kodėl? Todėl, kad labai maža rida. Gražus kėbulas, jokių įbrėžimų, jokių įdaužimų praktiškai nerasti, nebent kokį vieną labai smulkų, vieną kitą, kuris tikrai į akis nekrenta. Nes taip va, einant ratu, tai nematau netgi ką blogo jums parodyti. Einam, įlysim į automobilio vidų. Kylesas ant visų 4 durelių. Toks kombinuotas juodas su baltu salonas. Tikrai žiūrisi gražiai. Gale čia viskas kaip nauja. Čia tokia dėmelė tik tais yra. Reiktų pabandyti ją išsivalyti. Taip, čia visur viskas gražu, niekas nenuspardyta. Štai toks priekio durelės, štai tokios visi elektriniai langai. Vairuotojo sėdynė, niekur niekas neištrinta, medžiaga su oda. Oda minkšta, maloni. Elektra valdomos sėdynės, pilnai multifunkcinis vairas, autopilotas, automatinės šviesos, automatas. Čia viskas gražu, keleivio sėdynė graži, čia viskas gražu, čia taip pat multimedija, navigacija, kondicionierius, auksas, 12 voltų. Rida, bičiuliai, vos 68 800. Nu tai sakau, automobilis atrodo tikrai labai gerai. Šiandien naujai praeita techninė apžiūra, taip kad technikinis 2 metam. Sėdat, lėkėt, jokių tepalų nuotekių, jokių kitų skysčių nuotekių, važiuoja mielai, malonai. Automatas veikia puikiai. Šito automobilio kaina 11 200 eurų su galimybė pasiderėti. Kaip sakiau, 19 metai, praktiškai 20, automobilis tikrai tvarkingas ir vertas dėmesio. Jeigu domina šis automobilis, susisiekite su manimi nurodytais kontaktais virš mano galvos, tai Facebookas arba Instagramas Važiuojam Autobrokeris arba nurodytų telefono numeriu. O jeigu turite parduoti automobilį ir norėtumėte jį parduoti per mus greitai, patikimai ir be jokių rūpesčių, tai taip pat kreipkitės nurodytais kontaktais, surašykite visą informaciją ir viską susitarsime. Šiam kartui būtų tiek, bičiuliai, gražaus jums likusio ketvirtadienio ir iki greito.